Nu tai labą dieną kolektyvas, šiandien susitinkam ne iš traktoriaus, iš truputį kitos vietos. Važiuojam su publika į Hanoverį, vyrai netaupo pinigų, aš tai va tvarkingai, lašinukai, donytė, užkertu. Ir ką, ir šaunam, toliau lyg apie 600 kg. 500. Ir žiūrėsim, ką gerą pamatysim, ką nuspirksim, ką parsvarysim. Nu va, jau judam link parodos kitą dieną, 20 km liko. Kaip Viliau, tu užsilaikęs, ką vakar nuvykai vakarop? Nu, atvažiavom pavargę, bet teko biškį pasmaguriauti, tai nuotaikos tikrai pakito, dabar yra dar vis tokius pačius, smagu. Smagu, gražu. Tik atvažiavęs iš karto radau Kyravoj plūgą. Galėčiau visus miškus užart. Buliamba plūgas, kaip tik prie Kyravo. Ką manai, jeigu prie Kyravo tokį? Kiel man pats tas būtų. Ką reikia pasimatuoti, gal vieną dieną pasimt reikės? Kolega, kaip vaizdas, paim pasenė, aš toj pasižiūrėsiu į operatorius. Buliamba, nu ką žinau, gal ir normaliai. Liūtų kokybė. Šiaip labai keista būtų šonė žiūrėti kėderį, galiu pasakyti. Bet visus darbus galimėtų atlikti su jo vienu. Nu, bet įdomu kokią naudą. Ne, tai ne mūsų laukam realiai. Kalnuose bent rodo 2 minutės afertimui. Va, čia va jau technika. Kukurūzam purkšt. Prie klaso vietoj savaėgio. Manau, kokį 300 arklių reikia. Atnaujintas fokusas, kas manau geras sprendimas, ratai. Jau kitokia važiuoklė rato. Nu ir aišku, čia tritaškė, galima kukurūzą sėti. Ir į priekį dar atjovimo diskai. Pirmas interviu iš Varšo purkštuvo. Bliamba kaip skyrės nuo mano, galiu pasakyti. O telefono čardžeris iškart pabandom. Bam! Inšaunam, bliamba čia 4 kompai. Nu, pažiūrim porankis. Šitą, sakiau, pats pasidarysiu ant savo purkštuvo. Bet čia gali pasukti sėdynę. Na, bet nesuksiu, bet esmė, kad gali pasukti sėdynę. Kas toliau? Aš žinau, šiaip gražu, mielą malonu. Tikrai mielą malonu. 9 metris fronto. Va čia va jau galėčiau pasakyti technologija. Technologija. Ką minko? Bednarą savo kuriam. Džonis Magdono principo. Jau ne kaip Honeybee, irgi iš dalių kopijuoja. Visai nieko atrodo. Tik tais labai įdomu, kad šita dalis nekopijuoja tiesiog, kad 3 dalys ir centrinė mažiukė. Pilnai kaip Magdonas. Bet visai nepilnai užtenka. Taip, geriau atrodo, kai dalgi kopijuoja, kai Honeybee. Čia nėra taip lengva įlipti, nes reikia eilę atstovėti kaip prie įėjimo į parodą. Davai, Rakelį, šok. O man įdomu, čia tokie laiptai būna komplektacija? Čia pagal komplektaciją. Oi, tu savo baltas salonas, taigi ištepčiau pirmą dieną. Ai, tu iškart taip, ne? Gerai, monitorius, rankenos patogumas. Rankenos patogumas, lengva rankena labai. Palabiš, parodyk man. Bliamba, jo. A čia Tetris galima pažaisti? Ne, manau, žinok. Pastebėjimas, kabina biškį mažesnė nei klaso. Nu, bet tai čia, žinai, Sėdynė labai keleivio maža. Nu, aš kaip klaso fanas, tai man... Labai gaila, nu, neleidžia čia nieko prabandyti, prakurt. Klaso rankena atrodo po to biškį lengvesnis valdymas nei čia. Aišku, nepratė. Jo, pripratimas. Tas daug duoda. Ne, tai pripratimo reikalas čia. Aišku, pas mus dar tas klasas senesnis, dabar tuos naujuose kitai biškį. Bet čia Hillmasteris. Čia Hillmasteris. Bunkerijas. Pirmą dieną, ką nutraukčiau, manau, į klimdynės, tai va šitą. Irgi pirmą kartą matau, kad pasikelia svoris traktorius. Iš apačios. Gal 12 čia, net nežinau, bet realiai kas paskeitė nuo mano, tai ilgesnis šitas diržas, platesnis, o daugiau labai panašus į mano. Apačia viskas tas pats. Šitas išaukštintas, patys įsiaukštinam. Kam? Nes tepalas, ta prasme... A, čia rėmė tepalas girti. Rėmė tepalas? Bliamba, čia iki... net yra tas. Pas mane iki D. Įspaudimas. Rekomenduoji, kolega?
Labai rekomenduoju. Kalnuotose vietose būtinai. Kolega irgi gavo pakult. Čia jau principas nebe McDonald's. Bet aš sakyčiau, kad te akmenės į kėdelį pakliūtų, ne po apačią. Kaip gyvatė įsirango. Bet vis tiek kažkaip McDonald's arčiau širdies. Bet manau labai, žinot, kas yra? Manau labai dalgė brangi ir labai dažnai lūžtų. Kad žinau, man atrodo, dalgė ta pati, jinai taip pat įsilinkia. Trakelį kalnuose va tokią gyvatę reiktų imti. Bet ir tai būtų prastai, nes man reikia, va, kaip turi kapelą, kad dalgė kopijuoti. Bet man tai čia kokia nesąmonė per vidurį. Bet blemba, nu ta prasme padaryta vyriškai jau atrodo, toks kaip kiravėcas. Yra bištrūksta dar. Va čia va jau suprantu. Mano tema. Viskas pažįstama, kaip namie vyrai. Sietai. Nieks nepasikeitė, blemba. Sietai tokia pat pločia, grinai. Tai gal ne nerta, geriau 7-7. Kas patinka, ilgas raigė ir tas reguliuoja. Aš labai gerai užpildyčiau. O čia kas paskeitė? O čia jau daug kas paskeitė, kiek matau. Bet pats kombainas galvau daug didesnis, vos tas 8-8. Matai, pagal standartus negali daryti. Pobūgnis. Oi, savo blemba. Čia tai geras dalykas. Ai, čia diržas. Čia diržas, pas mane grandinė. Iš karto trūksta raudonų kilimų. Rankina tokia pat, kaip pas mane galiu pasakyti. Na, čia jau jo. Čia, karočiai, pas mane planšetė stovi. Lema, šiaip paprastas turėtų būti valdymas, manau. Čia greičiai padaryti. Bet kabinė tai tokia pat kaip Horšos purkštuvo. Nu, labai, jo, seniai, net šiek tiek. Ta pati kabina. Gal mane kolega Kiriušas. Jeigu daug žemės darbų, tai manau viskas labai gerai. Bet transporte tai nesąmonė, nes laukia važiuojant turbūt kiekvieną akmenį jauti. Reikia įsijomainą įsivesti. Runkelius. Bulvių technika. Lemba galinga, didelė technika, galiu pasakyti, ne? Kada Teodoras pirks runkeliam? Kažkada, kai pradėsiu auginti. Kam šitie ratai, tai sunku suprasti. Fendo kombainui. Fendas prigalvoja. Legenda. Su New Hollandu palygink man. New Hollandu palyginus? Nėra ką lyginti. Žinai, kai nupirki du New Hollandus, žinau tokią kainą, tai nelabai ką lygini. Bet jeigu reikėtų Dirbti su šitas smagu. Jei dirbti reikėtų visą gyvenimą vienam traktoriui, tai bus štapai. Šitą nesu gyvenime panaudojęs, Fende. Tai nieks nenaudoja, sakė. Bet šiaip, nu, traktorius, panai atrodo. Kad įsivaizduot, kiek žmonių čionai. Baisiai daug. O aš galvau didesnė kulmai tokiuose kombainuose. Bet vadinas geras starteris, tai tokio užtenka. Aš net negalvojau, kad čia kateriam sraigtų rasiu. Va tokį uždėt ant laivo. Motoro didesnio reikia. Vienas smūgis. Naudoji nedai. Vėliau sekant jau šitą. Skot. Va, tokių va reikia. Kukurūzų įvežti vietoj Fendo. Idealus variantas. Čia hidra jungtis, viskas tvarkingai. Čia van fūras labai patogu transportinius žiūrėti iš aukščiau. Ar yra ar nėra. Sveiki kolegos, rytas, antra diena, paskutinė. Sunkesnė. Biškai savo maisto ar atsigerti, nes vakar sumokėjom už nesimoningą Vienam maistą. žmogui 30 eurų. Nu, O maistas virš 30. kas pasimė daugiau atsigerti 38, tai šiandien supratom, kad sustosim porteinus pirksim. Čia galėčiau apie šitą pasakyti, nu, Vokietija. Lietuvoje kas būtų? Lietuvoj kas būtų lentos medinė. Lentas medinės arba šiaip numesta kažkas. Tokie kalnai vyrai, kad net nešienauja. Aš iš Dzūkijos atrodo ir tai didelį, bet aš dar arčiau. Labai tvarkinga, gražu. Kelias irgi labai tvarkingas, gražus. Gamta iš viso įspūdinga. Tavo ten matyt pilis ant kalno. Tokios nuotakėlės. Geras nuotakėlės, eisim žiūrėti CR11. Parkingas taip atrodo, 16 eurų kainuoja. Nei daug, nei mažai visi dienai. Dabar eilėje atstovėt pusę valandos, kad inteit. Tuo jau užmėje parodys nuotakėlį.
kiek. Tai jau biškai per ženklą nematyti, bet Nu, ta prasme, Matyt, kiek pusę žmonių. valandos. tokie, manau, nu jo, apie pusę valandos užtruksim tai tikrai. Labai lėtai laikas eina. Čia buvo matožusim anksčiau, tai nereikės įlėj būti. Nusprendėm, kad vienas purškia, kitą žiūrėt, purštukų neusikišė. Bet labai patogu. Pasirengimas tai labai įdomus. Įlipimas irgi, galvą tai tikrai daužysim. Nu, technoma purkštus. Labai įdomus, labai įdomus. O, pamatėm dar vieną. Mūsų kolega ekspertas aprodys. Lyginant su technoma, tikrai Technoma geriau. man čia geriau. Kabina tai matau žymiai didesnį. Jo, bet Tai kaip valdymą vertinti palyginus su savo purkštuvu? lemba pas mane. Kur nežinau. O! Ai, čia tas yra. Užsinešti. Gali ir namo dabar pasimti. Čia jau čia man atrodo negalima tiesiog įlipti gal buvo. Gal. Bet kadangi mes esam lietuviai, o čia agrifakas visiems patiktų. Nu, kokia nuomonė? Lemba nuomonė, rapsui purkšt per platus ratai, galiu pasakyti. Nu, Gera nuomonė. aš tai drįščiau abejoti, kas čia tik Čia 9. man ant Kyrovo tokių ratų reikia. Tai tik 900 gi. Kaip vertinė tą monitorių? Didelis. Labai didelis. Filmai žiūrėt pats tas. Namie televizorius mažesnis. Nu, bet tai čia jau to problema. Bet čia šiaip valdymas labai paprastas atrodo. Labai paprastai padaryta. Nu, O taip, biški vaikiškai, žinai, su paveiksliukais, aišku, man reikia tokių dalykų, bet tai... Bet tas žestikas labai didelis atrodo. Tas labai didelis. tiesą Kur sakant, paskutinės kopijos... tiesą sakant, nepatogus. Panašu, kad nebūtų patogus. Toks, kur ranka nelimpa, žinai. Nu, yra tokių žestikų, yra. Nu ką, praėjom visus purkštuvus, dar užėjom. Nežinau, purkštuvas pripendo nebent tokį tik kabin. Bet realiai tai horšas yra horšas, galiu pasakyti tik tiek. You wanna try? Pabandom ar ne? Tai gali bandyti, aš nenoriu. O atvykom va, apžiūrėti Avengerio su kaušu. Sakė kolega, reikia naujo frontalinio. Sprendžiu, kad vietoj GC buvo geriau bus. Nu gražu žiūrėti, galiu pasakyti. Bet tai prie geležinkelio pastatyti, čia nežinau. Nepertraukiamą procesą džiovykla kukurūzui man būtų idealus variantas. Bet kas nepatiko, čia man, kad eina viskas tiesioginio degiklio pečiai. Sakė, galima katilą pastatyti, bet... Sekantis krautuvas tik toks, tik raudonas. Čia turim hibridinius traktorius ir kombainą. Keista matyt, bet... Va tokį Deutzą turėjau. Buvo jam 7000, man atrodo. Suma. Realiai nieks nepaskeitė, o kolegos kabin, nu, ta prasme, jisai truputį didesnis, tai jam sėdynė pats tas. Viskas žinoma. Tik pas mane buvo burbulas, čia kažkodėl nėra burbulo. Nebuvo kapholderio. Piridačius atsimenu kaip dabar. Man būdavo be sankabos irgi, kaip Belarusija šitą be sankabos eidavo. Kiek važiuodavo? Kiam 2. Bet priekinį tiltą taip supurčiau, juodai. 3000 motovalandų prasukiau su Džindyro purkštuvu 3 buvo. Nu, Deutzai iš lauko. Neblogai atrodo. Automatinis tentas. Paprasta ganėti sistema, bet gal ir gerai. Bet sklendės visada grūdai būna ant sraigio. Gal ir gerai? Įspūdingai atrodo A11. Magdono kederiukas prie keiso. Purkštuvėlis, kvadrakas. Bet čia sakė, šituose kombainuose žaidimų garsai būna, piu tokie. Bet čia senas kompas dar čia šitas. Jo. Čia linkėjimai Jolantai. Sakė, labai geras kombainas. 4 kiam keisas. Atrodo daug mažesnis už šitą. Lemba bernai, mane tai šitas labiau gundo. 785. Štairis naujas. Čia irgi 4 kiam. Dabar bus tikro vilko, tikro štajeristo, įžvalgas apie naująjį štajerį. Labai nusivylęs, kad neatėjo vadybininkai. Nupirkęs būčiau. Tuoj pasižiūrėsim, ką pasakys iš vidaus. Nu, iš lauko 10 iš 10. Nuotraukose atrodo prašiau, bet realybė tai daug didesnis atrodo. Labai nusivylėm, bet su visais, kad 3 kategorijos šlaunys. Lauko kabina didesnė bus. vairas gražus, neslėpim to faktą. Porankis, tuoj pabandom. Nu, Porankis patogus.
Patinka, va, palyginus su senu, kad daugiau knopių yra, to prasme, programuojamų. Ir kad automatinis vairavimas jau čia įdėtas. O kur pas tave? Pas mane, kadangi dar tas pats seniausias modelis, tai čia. Nei Holandas. Kol kas priekis negražiausias. Spustelį ir 7 sekundės, ką nori daro, pavyzdžiui, ir 5 minutės. Tai taip patogiau galbūt. Pagaliau atėjom normalios technikos pažiūrėti. Na čia jo nuomonė. Mano nuomonė truputį kitokia. Sitų plotas tai didelis. Bet tai iš čia patogu valyti. Jo. Labai patogu. Atsidaro, tai žiauriai daug. Bam, ką turim. Gerai. Nu, kol kas nuomonė tokia pat kaip ir apie purkštuvus. Goršas. Kombainas irgi. Klasas yra klasas. Man asmeninė nuomonė. Bet, nu, nežinau. Bet čia žiūrėkit, va šitas tai man nepatiktų. Čia ne hidrostatas, čia va, tas va, taip va, greitinė. Jeigu Litagrą žiūrit, tai sekantis, kad pas mane šitas būtų. New Hollandas 400. Ir aš išbandyčiau. Žinau, kaip rankena. Lemia labai panašiai kaip tenai. O tik, o šitas va. Čia papildomas poros. Čia hidro? Hidro, ta prasme. Virš 100 metų traktoriui. Na, uždėtas, žiūrėk, gumas, turbūt transportuojant. Labai nustebino bukutis stendas. Buvo laimėta kortų dvikavadis. Ir draugai bandys laimėti kamuolius. Na kągi, su Hebryte pajudėjom namų čia. Tolimas kelias, kaip galėtume apibendrinti parodą. Normaliai. Kartosim būtinai labai gerai. Vyliau, ką tu? Visko labai daug, labai. Jo. Biškai didesnė negu ką pasėsi. Šiek tiek. Tiesą sakant, tai blemba dydžia, sunku įsivaizduoti kokią dydžią net paroda. Per vieną dieną, ta prasme, nebent bėgom reiktų apibėgti. Tu jeigu kiaurai tiesiog... O jeigu norint, Kiaurai tai jau. jeigu norint kažkur pasidomėti, kažkur pakalbėti, realiai tai 2-3 dienų reikia. Tai va paskutinis sustojimas. Lenkija. Lenkija sėda brolis už vairo 400 atpjauti ir dar iki namų šimtelis. Tau ir man sukurta, tu juk viską žinai, tai lyg dužtantis perlai. Kaip prastovint? Dužtantis perlai. Nu va, grįžom sėkmingai, kaip sakoma, išvažiavau iš kombaino. Dabar grįžau vėl į kombainą. Šiandien pašalė, oras geras, realiai vienas iš pirmų šalnų. Matysim, kaip kulsis, važiuoju dabar šlapės vietas, pabandysiu nukult. Bet manau ir kukurūzo drėgmė bus geresnė. Tai apibendrinant parodą užskaitau, buvo smagu. Manau šiam video tiek ir užteks, nežinau koks čia filmukas gausis. Bet turiu dar pafilmavęs iš kukurūzo kulimo, gal dar pafilmuosiu iš smulkinimo. Tai dėkui, kad žiūrėjot ir iki kito video. Iki.